iš tikrųjų kalbėti paskutiniam yra tam tikra garbė, nes kad tavęs išklausytų reikia daugiausiai kantrybės. Tai va, ir, kaip ir sakė, iš tikrųjų pranešimas tai yra bendras kartu su dekanė, profesorė Julija Kiršienė, bet aš pradėsiu, jin pabaigs. Čia turbūt yra taip todėl, kad paprastai pirmas ir paskutinis žodis suteikiamas patiem garbingiausiam, o mano žodis yra prieš paskutinis. Čia dar taip irgi įdomiai pristatė, paminėjo, kad esu kaip teisininkas, praktikas ir atstovauju Lietuvos vyskupų konferenciją, galvoju, kaip tai yra susiję su mano pranešimu, turbūt galvoja, kad jeigu atstovauji vyskupus, būtinai turi kalbėti apie etiką, tai galbūt ir taip. Tai šiandien, kalbant apie pasitikėjimą teisinę valstybę, yra įprasta apie tai kalbėti įvairiausiais aspektais. Apskritai teisinės valstybės sąvoka yra, sakykime, tokia patogi sąvoka. Pasisakydamas už teisinę valstybę niekuomet neprašausi, panašiai kaip ir pasisakydamas už teisingumą, už laisvę. Tačiau sudėtingiau yra kalbėti apie tai, kodėl kartais trūksta pasitikėjimo teisinę valstybę. Dažniausiai minimos priežastys yra netobuli įstatymai, netobulai veikiančios valdžios ir teisinės institucijos, pareigūnų korupcija, valdžios pasidavimas grupių interesų spaudimui ir panašiai. Tarp priežasčių nepasitikėjimo minima ir teisininkų etika, tiksliau teisininkų etikos problemos. Teisininkams priekaištaujama dėl to, kad jie dažnai nesilaiko etikos taisyklių arba dėl to, kad etikos taisyklės per mažai konkrečios. Ir todėl teisininkai gali nesunkiai jas apeiti. Juolab, kad teisininkas pagal apibrėžimą yra tas, kuris geriau negu bet kas žino, kaip gali būti apeinamos taisyklės. Tačiau šio pranešimo tema yra ne apie tai, kaip taisyklės gali būti peržengiamos ar apeinamos, bet apie tai, kokią įtaką jos ir jų laikymasis gali turėti visuomenės pasitikėjimui teisinę valstybę. Klausimas nėra paprastas. Todėl, kad teisininko santykis su etika nėra paprastas. Etiškas teisininkas ne vienam paprastam piliečiui skamba kaip oksimoronas. Etikos kodeksai taip pat neišsprendžia problemos. Anaiptol nėra retas požiūris, beje tiek vakaruose, tiek rytuose, kad galima elgtis nemoraliai ir tuo pačiu nepažeisti etikos kodekso. Pati teisininko profesija atrodo turinti jau genuose užprogramuotą etinį konfliktą. Arba, kaip suformulavo Charles Fried, klausimas yra, ar geras teisininkas gali būti geru žmogumi. Ne ta prasme, kad geras teisininkas negali būti geru tėvu, geru draugu, bet ta prasme, klausimas yra, ar teisininkas gali savo profesiniai veikloj vadovautis tais pačiais etikos standartais, kaip jis vadovaujasi savo paprastame gyvenime, šeimoje, visuomenėje, nevykdydamas profesinių pareigų. Teisininkų profesijos atžvilgiu egzistuoja įvairūs lūkesčiai. Klientų lūkesčiai, profesiniai reikalavimai, teisinės sistemos lūkesčiai, visuomenės valstybės lūkesčiai, kurie dažnai sukelia etinės ir moralinės dilemas. Etinės dilemas, kurios kyla ne todėl, kad reikia rinktis tarp etikos normų ir neetiškų motyvų. Etinės dilemos kilo tuomet, kai susiduria skirtingos moralinės ir etinės pareigos. Tokių dilemų neišvengiamumą pripažįsta ir ES advokatų profesinės etikos kodeksas, kurio autoriai matyt nusprendė, turbūt norėdami užbėgti įvykiams už akių, preambulėje taip įrašydami, kad advokato funkcijos sukuria jam daugybę teisinių ir moralinio pobūdžio įpareigojimų. Ir toliau skliaustose tęsiama, kurie gali prieštarauti vienas kitam. Kitaip tariant, jau iš karto yra perspėjama, kad nenustebkite, jeigu advokato pareigos kažkokiu būdu susikirs ir dėl to jam kils įvairių moralinių dilemų. Tačiau, man regis, kalbant apie tai, kaip teisininko etinės nuostatos arba tie etikos modeliai, kuriais teisininkas vadovaujasi, gali įtakoti visuomenės pasitikėjimą teisinę valstybę, manau, yra svarbus aspektas tai, kad teisininkas nėra tik tai institucijos ar kliento atstovas.
Jisai yra tas, kuris visuomenėje atstovauja teisinę valstybę. Ir nuo to, kaip jis ją atstovauja, didelė dalimi, o gal net didžiausia dalimi priklauso visuomenės pasitikėjimas tą pačią teisinę valstybę. Čia šitoje vietoje gal truputį įterpčiau, replikuodamas Markų Kikerį, kad man regis iš tikrųjų yra visiškai nesvarbu, ar teisininkas tiki pozityvistinė teisės samprata ar prigimtinės teisės samprata, bet kuriuo atveju jis tą ir sutinku, kad teisininkas komunikuoja teisinę sistemą visuomeniai, pirmiausiai teisinę sistemą, bet man atrodo, kad pagrindinis dalykas yra tai, kad jis tai gali daryti etiškai arba neetiškai. Ir todėl pasitikėjimo teisinė valstybė klausimas visuomet yra ir teisininkų etikos klausimas. Tuo tarpu pasitikėjimas yra viena esminių sąlygų teisinės valstybės egzistavimui. Piliečių pasitikėjimas teisinės valstybės tvarka bei institucijomis yra vienas iš pagrindinių kriterijų tarptautiniu mastu vertinant atskirų valstybių pažangą įgyvendinant įstatymo viršenybę. Pavyzdžiui, World Governance Index iš tikrųjų vienas iš faktorių vertinant, tai kiek pati visuomenė pasitikė savo teisinę valstybę. Ir žvelgiant iš šios perspektyvos, teisininkų etikos rolė yra ne vienas iš daugelio faktorių, padedantis įgyvendinti teisinės valstybės idealą arba maksimą, ar tik tai teisinės kultūros klausimas. Iš tikrųjų, teisininkų etika yra vienas iš centrinių faktorių, lemiančių teisinės valstybės egzistavimo galimybę. Ir todėl manau, kad tikrai teisininkų etikos klausimas nusipelno diskusijos, ne tik kaip grinai etinė problema, bet ir taip pat diskusijos apskritai apie teisinę valstybę kontekste. Teisininkų etikos problemos, manau, negali būti tinkamai debatuojamos ir konceptualizuojamos, neįvertinant to filosofinio pagrindo, ant kurio jos remiasi. Tai, koks etikos modelis pasirinktas, didžia dalimi lemia teisininkų profesijos kaip teisinę valstybę atstovaujančios profesijos sėkmę. Taip pat turi įtakos praktikai ir teisininkų rengimui. Vadovaujantis skirtingais etikos modeliais, tų pačių taisyklių taikymas praktikoje gali duoti skirtingus rezultatus. Nuo pasirinkto etikos modelio priklausys ir tai, kokios bus būsimųjų teisininkų etikos nuostatos. Manau, kad iš tikrųjų, bent jau kol kas, taip stebint, Lietuvoje ta diskusija apie teisininkų etiką vyksta jau kuris laikas, tačiau neteko taip, gal iš tikrųjų tai nereiškia, kad to nevyko, bet pastebėti, kad būtų diskutuojama apie tai, tarkim, kokį teisininkų etikos modelį turėtume mes Lietuvoje pasirinkti, kokią etinę filosofiją turėtumėm grįsti tam tikras teisininkų etikos nuostatas. Šio pranešimo tezė yra ta, kad skirtingų teisininkų etikos modelių įtaka visuomenės pasitikėjimui teisinė valstybė nėra vienoda. Šiuo metu teorijoje ir praktikoje vyrauja 3 pagrindiniai modeliai – deontologinis, konsekvencialistinis ir dorybių. Dar kartais kitaip vadinama aretinė etika, kad suprasti, kas anglų kalba tai yra virtue ethics modelis. Į ką turi būti kreipiamas dėmesys, bandant juos palyginti bei įvertinti jų galimos įtakos visuomenės pasitikėjimui teisinę valstybę požiūriu. Deontologinis etikos modelis pabrėžia moralinę pareigą laikytis tam tikrų moralinių etinių taisyklių, nepriklausomai nuo to, ar tų taisyklių laikymasis duos teigiamų rezultatų. Iš tikrųjų, jeigu yra kažkas nustatyta teisininkų profesinės etikos kodekse, tam tikra taisyklė, tai pagal šitą modelį teisininkas, daug nesukdamas galvos, turėtų elgtis taip, kaip parašyta. Tačiau, jeigu grįžtant prie to klausimo, ar geras teisininkas gali būti geru žmogumi, tai problema yra tai, kad pats taisyklių laikymasis automatiškai negarantuoja žmogaus gerumo arba negerumo. Antra, taisyklių laikymasis yra susijęs su tam tikru paradoksu. Taisyklės mus išvaduoja nuo būtinybės prisimti atsakomybę už savo pačių sprendimus, už tų sprendimų pasekmes. Šia prasme klausimą, ar galima pasitikėti žmogumi, kuris griežtai vadovaujasi taisyklėmis, galėtume perfrazuoti į klausimą,
ar galime pasitikėti žmogumi, kuris neprisiema atsakomybės už savo veiksmų pasekmes. Ir jei tai yra susijęs su tai žmonėmis, kurie atstovauja teisinę sistemą, tai, na, toksai arba tokia etika, kur yra griežtai įsipareigojusi laikytis taisyklių, na, galėtų iš tikrųjų nebūti geriausias pavyzdys arba geriausias motyvas pasitikėti tą pačią teisinę sistemą. Nors kita vertus, jeigu mes teisinę valstybę suprantame funkcinę prasme, kaip valstybė, kurioje viskas detaliai reglamentuota taisyklėmis, paliekant kuo mažiau vietos valdžios ir teisėsaugos institucijų diskrecijai, tuomet toksai deontologinis modelis galbūt būtų visai parankus. Čia, aišku, reikėtų klausti, o koks teisinės valstybės modelis vyrauja Lietuvoje, bet dėl pranešimo apimties ribų dabar nesivelsiu į diskusiją. Alternatyva deontologiniam modeliui, etikos modeliui, yra konsekvencialistinis etikos modelis, kuriame veiksmo etiškumo kriterijus yra net tam tikrų taisyklių laikymasis, bet paties veiksmo pasekmės. Teikimas prioriteto pasiekmėms, o ne taisyklėms gali iš tikrųjų prisidėti prie pasitikėjimo teisinę valstybę, nors tas galbūt skamba kiek paradoksaliai. Ypač jei teisinę valstybę suvokiame ne kaip tikslą savyje, ne kaip kažkokią formalistinę taisyklių sistemą, bet kaip tai, kas tarnauja individų ir visuomenės tam tikriems gėriams bei teisėtiems interesams. Tačiau, taikant konsekvencialistinį modelį, iš tikrųjų problemos irgi nėra visos išsprendžiamos, bent dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, šitame modelyje apskritai moralinę vertę turintis motyvai, priimant sprendimus, pasidaro nebesvarbus, svarbu yra rezultatas. Kita problema yra ta, kai kalbama apie tai, kad svarbiau yra pasekmės, geros pasekmės, turėtumėm klausti geros pasekmės kam? Advokato klientui, valstybei, teisiniai sistemai ir, kaip matome, vis tiek net ir taikant šį konsekvencialistinį modelį neišvengsime teisinių dilemų ir konfliktų. Deontologinis ir konsekvencialistinis etikos modeliai orientuojasi į tai, ką reikia daryti, kad tas veiksmas būtų geras. Tačiau klausimas, kurį pradžioje kėlėme arba kurį citavau, yra netoks, ką geras žmogus turi daryti, kad būtų geru žmogumi, bet ar gali teisininkas būti geru žmogumi. Ir šia prasme trečiasis modelis, kuris, sakykime, yra vienas iš trijų vyraujančių, bet turbūt vyraujančių pasaulyje, taip drįsčiau sakyti, bet ne Lietuvoje, yra dorybė etikos modelis, kuris būtent jam labiau rūpi ne tai, kas turi būti daroma arba nedaroma, bet tai, ko turi būti žmogus, kuris vadovaujasi būtent šituo etikos modeliu. Dorybė etikos modelis galėtų būti suderinamas su teisinės valstybės, kurios tikslas užtikrinti sąlygas pilnavertiai žmogiškai egzistencijai arba human flourishing samprata. Nors noras, kad teisininkai būtų padorūs žmonės, yra siekinys, kuriam turbūt niekas neprieštarautų, tačiau vis dėlto pagrindinė šio modelio kritika yra konkretumo arba konkrečių taisyklių trūkumas. Tuo tarpu teisininkai yra žmonės, kurie išmano taisyklės ir tai yra jų kasdieninės duonos dalis. Ir man regis, kad teisininkai iš tikrųjų daug saugiau jaučiasi, kai yra jiems nubrėžtos aiškios ribos, kurios teikia saugumo jausmą profesinėje veikloje, negu kažkokie aiškių ribų neturintis standartai. Tarkim, kad svarbu, kad stengtųsi būti geru žmogumi. Tačiau, nepaisant, sakykime, tokio, iš pirmo žvilgsnio tos dorybė etikos modelio neapibrėžtumo, vis dėlto reiktų prisiminti, kad tikrovė, kurioje gyvename, yra tokia, kad neįmanoma visų gyvenimo situacijų aprašyti taisyklėmis. Lygiai taip pat neįmanoma visko pamatuoti tik rezultatais. Reikalingi standartai, kurie teiktų etinius orientyrus sudėtingose situacijose. Ir nors dorybė etikai pirmiausiai rūpi, koks turi būti žmogus, tai nereiškia, kad ji negali būti standartų konkrečiam elgesiui. Dorybių etikos standartas, kurio remiantis gali būti vertinami veiksmai, tame tarpe ir veiksmai vykdomi teisininkų savo profesinėje veikloje, yra, ar konkretus veiksmas yra suderinamas
su siekiu būti geru doru žmogumi. Net jei darant konkretų pasirinkimą, tenka rinktis tarp vienas kitam prieštaraujančių moralinių ir etinių pareigų. Šia prasme, šita dorybių etikos standartas turbūt kažkiek būtų panašus į tai, ką mes kaip visi teisininkai žinome bonus pater familia standartą. Šitam modelį yra ne tiek svarbu pareigos arba prievolės, ką turi daryti arba nedaryti, kokius veiksmus atlikti ar nuo kokių susilaikyti, bet labiau svarbu yra, už ką tu prisiėmė atsakomybę. Čia vėlgi lietuvių kalboje tas tarp pareigos ir atsakomybės skirtumas ne visada toks yra aiškus, kaip, pavyzdžiui, kalbant anglų kalba duties and responsibilities būtų skirtumas. Na ir baigiant, tiksliau nebaigiant, o perdodant žodį Julijai, aš tik tai noriu pasakyti, mūsų tezė tokia būtų, kad tam, kad pirmiausiai iš tikrųjų teisininkų etika turi esminės reikšmės visuomenės pasitikėjimui teisinę valstybę. Tam, kad visuomenė galėtų pasitikėti teisinę valstybę arba tam, kad teisininkai tinkamai deramai atstovautų teisinę valstybę, teisininkų etika turi būti, neturi būti kaip visiškai atskira kokia nors moralinė ar etinė visata, ar paralelinė visata, kurioje egzistuoja vienokios taisyklės, o tuo tarpu visai likusiai visuomeniai egzistuoja vėlgi kitokios taisyklės. Tas pasitikėjimas įmanomas tik jeigu iš tikrųjų yra taikomi tie patys standartai, tos pačios taisyklės. Tačiau tų pačių standartų taikymas nereiškia, kad neturi būti atsižvelgiama į konkrečias aplinkybės, į kurias vertindamas turi iš tikrųjų ir daryti sprendimus. Ir viena iš tų konkrečių aplinkybių, kurias turi atsižvelgti, tai būtent yra tie reikalavimai, kurie kyla iš teisininko profesinės etikos. Tad į klausimą, ar geras teisininkas gali būti geru žmogumi, manau, kad galima atsakyti teigiamai, bent jau žvelgiant iš dorybių etikos perspektyvos.